Labas, pakalbėkim šiandien apie 10 energiją, kuri yra, net galima gal sakyt, viena iš pačių lengviausių energijų visoj matricoj. Tai yra, jeigu pagal taro arkanus, tai tą kortą įsivaizduot arba ją pamatyt. Tai yra fortūnos ratas. Ir tai yra apie sėkmę, apie cikliškumą, apie, apie apie tai, kad tu leidi sau būt ant bangos, srauto būsena gal geriau šitą energiją, srauto būsena nusako. Tai yra sėkmės, likimo numylėtinių energija. Tai jeigu esi gimęs arba gimusi 10 dieną, bet kokio mėnesio, tai jinai pas tave stovi tose dovanose, kurias tu jau gavai, praktiškai niekada nebūna minuse, jeigu gimei spalį. Ir centre, jeigu yra tavo šita energija, tai galėsi įdėti pačioj skaičiuoklę, kur galėsi pasiskaičiuoti. Tai jeigu tu išgyveni šitą energiją pliuse, tai tu darai tik tai, ką tu myli, ką mėgsti daryti. Tu tą cikliškumą, jeigu tu priimi cikliškumą. Cikliškumas pasireiškia tuo, tai tarkim dabartiniais psichologijos terminais, tai galėčiau vaizdžiai palyginti su bipoliniu sutrikimu, kai vienas etapas tau yra pakilimo ir kai tu nori viską daryti ir kai tau žiauriai sekasi ir paskui kaip ir šitas fortūnos ratas, taip ir tu žemyn nusileidžia tavo tas ciklas, kuris visą laiką sukasi ratu, tai jisai nusileidžia žemyn ir tau būna toksai nuopuolio periodas. Bet labai svarbu priimti cikliškumą. Šitai energijai ypatingai svarbu priimti cikliškumą su viskuo. Ir kada tu esi pakilimo būsenoj, tokioj gausos būsenoj, kada tu turi daug minčių, daug idėjų, kada tu gali veikti, turi daug energijos, pinigų turi, tai šitoj būsenoj būnant, kad saugiau jaustumeisi, tai tau reikėtų atsidėti tokią finansinę pagalvę, kad tau būtų tiesiog minkščiau nukrist tada, kada tavo ratas nusileidžia žemyn, nes ir šitai energijai labai svarbu atsimint, kad visada taip nebus, čia tavo šūkis yra, visada taip nebus. Nes kai tau būna pakilimo laikotarpis, tai tu galvoji, kad visą laiką tai bus, kad visą laiką seksis, kad visą laiką bus gerai. Ir tiesiog negalvoji apie tai, kad kažkuo reikės pasirūpinti ir tada, kada ateina tau tas mažiau aktyvus ir mažiau sėkmingas laikotarpis, tai tu tiesiog krenti ir vėl galvoji, kad visą laiką tai bus. Ta prasme, tu visą laiką tavo užduotis šitam gyvenime yra atpažinti cikliškumą. Veikti iš impulso. Šita energija yra apie impulsą. Tai tau reikia veikti iš impulso. Jeigu tau, tau kažkokie griežti rėmai, grafikai, kažkokios ribos čia yra ne apie tave. Ta 10 energija yra apie tai, kad tau reikia veikti iš impulso ir tada tau geriausiai gaunasi. Dar labai svarbus dalykas tai yra pasitikėti visata, Dievu, kuo tu tiki, kažkuo aukščiau, kad tave veda tinkama linkme. Nes jeigu tu išgyveni energiją minuse, tai tu sėdi darbe kažkokiam, kuris tau visiškai neįdomus, grafikas griežtas, ten minučių tikslumu, ir tu sėdi ir
ir tu nesupranti, kur eina tavo gyvenimas, nes tu net nesuvoki, kaip galima gyventi kitaip, bet tu gali pasitikėti gyvenimu, visata, likimu, Dievu ir veikti iš impulso ir gyventi iš impulso. Ir tada tu pamatysi, kaip gali gyvenimas pasikeisti. Jeigu tu turi 10 energiją ir tu nuolat sergi, nes ligos yra vienas iš rodiklių, kad tu gyveni kažkokiuose rėmuose. Toksai buvo labai fainas filmukas. Tai kiek upeliuk. Tai man šitas filmukas geriausiai kažkaip ekranizuoja 10 energiją. Toks senovinis labai rusiškas filmukas. Tai jisai, žiauriai fainai viską perteikia, kai upelis tiesiog teka, čiurlena ir visus džiugina. Ir kai ten tokios varlės piktos nori užsidaryti upelį tik tai savo. Tai jeigu tavo viduj gyvena ta didelė varlė, kuri nori tave uždaryti rėmus, įrėminti tave, tai kažkokie blokai, vidiniai blokai, kažkokios tavo proto sukurtos ribos. Tai jeigu tu leidi tam vykt ir turi 10 energiją ir tu nežinai, kas tu esi ir kur tu eini, ir dirbi pagal grafiką griežtą kažkokį, tai tiesiog reikia suprasti, kad tu pats su savo protu tas ribas susikūrei. Tai toks laisvas darbo grafikas, tada susitaikymas su cikliškumu, kad tu gali, ta prasme, žinau atvejų, kai su 10 energija žmogus uždirba pusę metų, 3 mėnesius, per 3 mėnesius uždirba tiek, kad paskui likusius mėnesius per metus gali tiesiog nedirbti ir leisti savo gyventi iš toj srauto būsenoj, ant tos bangos. Tai čia yra idealus variantas, aišku, bet įmanomas, nes didžiausias priešas tai mūsų tai yra proto kalėjimas, kuris uždeda tas ribas baimėm, nepasitikėjimu, mušdama savivertę, ta prasme, nerimas kažkoks dėl ateities, baimė, liūdesys ir kažkokios slogios nuotaikos dėl praeities. Ir nemokėjimas gyventi čia ir dabar. Tai ir sukuria tą proto kalėjimą. Tai 10 energija yra apie tai, kad tau reikia gyventi tiesiog iš impulso. Ir tada gimsta geriausios idėjos, tada tu daugiausiai uždirbi, tada tu žinai, kas tu esi ir kur tu eini. Ir žiauriai fainai viskas būna gyvenime. Tai dabar su savo 10 energija aš to mokausi, nes visą laiką noriu pati viską praeit ir tada pasakyti, kad šitas tikrai veikia. Tai ta praktika dar trunka neilgai, bet jau galiu pasakyti, kad tikrai duoda rezultatų, bet čia yra toks ilgas kelias. Ir labai daug noro reikia. Bet viskas įmanoma. Yra toks labai fainas paveiksliukas, kur sėdi paukštelis narvelį ir tik tai durelis uždarytos, o sienų nėra. Tai jisai labai gerai iliustruoja šitus dalykus, apie kuriuos pašnekėsiu. Kažkada tikrai padarysiu dar atskirą video, nes čia tokia kosminė tema. O dabar apie 10 energiją baigiant, tai tiesiog rekomendacijos gyvent lengvai. Nestatyti savęs į Dievo poziciją, nežinot, nusimt kontrolę,
vengt kažkokių griežtų rėmų ir vengt save į juos kišt, nes daug, tarkim, tai gerai, vat vienas iš tokių vidinių blokų, su kuriuo dauguma mūsų užaugom, tai yra tas, kad tu turi daug dirbti tam, kad tu kažką turėtum. Ir tada ateina žmogus į gyvenimą su šitu vidiniu bloku, turėdamas 10 energiją ir jisai pahalina. Ir jisai kaip nieko neturi, taip nieko neturi, nes tu nelaimingas viduje, tai kaip tu gali kažką turėti. Tu tiesiog dirbi pagal tą pirmą čakrą, kad tu išgyventum ir kad tu turėtum kažkokius poreikius. Tiesiog. Užsidirbi pinigų tam, kad tu pagražintum savo vidinį kalėjimą, į kurį pats save uždarėjai. Tai va. Faina, lengva sėkmės, srauto ir cikliškumo energija, kurios nereikia uždaryti į jokius rėmus. Tikrai matau iš arti labai daug žmonių, kurie žinau, kad turi 10 energiją ir jie susikūrė tokį didelį savo tą kalėjimą, kad ten net išėjimo kažkokių durų net nesimato žmogui. O viskas taip paprasta iš tikrųjų. Tai va, labai norėčiau, kad kažkada ateityje sugebėčiau aiškiais žodžiais ir kažkaip trumpai perteikti visą tą, ką aš matau ir atrodo, kad kiti irgi gali tai pamatyti. Tai vat, mano tokia siekiamybė yra. O apie proto žaidimus tai padarysiu tikrai kitą video. Sekantį kažkada. Tai va tiek laimės kūdikiai su 10 energija. Iki.